Domai, prieš startą sakei, kad ten be šansų su kai kuriais kovot, bet rezultatų matematika kitaip sako. Bet nežinau, ar čia jam gal danga nepadėjo, gal dar kažkas. Vaidas sakė, kad jam netraukė kažkaip tai. Nu nežinau, bet važiavom, tai jau taip, jau gal biškai sakyčiau virš galimybių jau momentais, tai. Bet manau taip ir laikysim, nes jaučiamės komfortiškai, tai manau taip ir lieksim. Ar labai išsimalė kelias? Antrą kartą jo ir tas gruntas toks sunkesnis, su vis tiek jau vietam jau išsimėtęs, tai jau atrodo vietam traukė, vietam netraukė toks. Tai jo, pasibloginom antrą kartą laiką, bet visi pasiblogino, tai manau viskas savo eiga, viskas gerai. Kas laukia vėliau? Aš manau bus slidžiau, daugiau miškingų vietų, tai manau labiau reikės tokį žiemos vairavimą įjungti gal. Ieškoti, kur čia tą mašiną, kad tik neišleist, tai viską, tai jo, sportuosim. To 0,2 sekundę, man tai irgi ne per daugiausiai. Jo, tai čia visiškai šalia esam, tai, nu, taip ir laikysim, čia dabar taip atrodo, praeitų metų Buteikis ir Grikinis, MG prieš Subaru, tai tą ir darom toliau. Man tai mato mechanikus biški palindusis po automobiliu, kas buvo? Kažkur tai pradėjo tekėti antifrizas, tai jau antrą dopą finišą sustojom, garai jau rūksta, viskas ten. Pažiūrėjau, po biškį lašą, tai mineralinę dar dapylėm davažiavom ir trečią dopą. Trečias dopas tai kažkaip nesąmonė, nebetraukia mašiną, laikai žymiai blogesni. Na, aišku, buvom iščiuožę vienam posakyje, tai mašina visa užtaškyta, per langus nieko nemačiau, veidrodėlė irgi nežinau, kur pamečiau. Žodžiu, reikalų netrūksta. Reikalų netrūksta, bet laikas kažkaip tai kaip ir... Dar tu nuo Domo, tai negali skūstis. Negaliu skūstis, kai buvau griovy. O kaip MK sukasi tokiuose ruožuose? Tai va, pirmas, antras dopas gerai buvo, tikrai sukėsi. Bet tai va, trečiam netraukia, tai nežinau. Tai dabar reikia aiškinti, žiūrėti, tvarkyti mašiną. Ignai, kaip sekas su šlapumais, slidumais tvarkytis? Šlapia ir slidu, bet kadangi mes čia mašina ciela, tai reiškia puikiai sekasi. Ar antrų kartų važiuojant tą trečią ruožą labai pasikeitusios sąlygos? Pasikeitusios, tik nepasakysiu, ar blogiau, ar geriau. Gal mažiau tų tokių šlapių, balingų vietų, bet tada biški toje vėžė tokia sustumta, daugiau tos košės tokios, per kurią sunkiai važiuoja, tai taip kažkaip tai ir tas kartas buvo panašus, bet skirtingai. Kaip antras greičio ruožas? Geras, turėjom incidentą, biški per daug pakirtom, tai paskui ten taip gerai išnešė į lauką, į pievą, bet sėkmingai, be kontakto jokio, tai gerai. Bet šiaip pat antras tai buvo gal labiausiai slidus ir daugiausiai to tokio pareikalavęs suprast, kas čia vyksta, nes vienas posūkis geras, kitas jau slidus ir toksai tas buvo gal sunkiausias greičio ruožas. Nors atrodė į žemėlapio, kad jisai čia tiesus tik tai ir viskas. Likę greičio ruožai irgi turbūt siurprizų duos, ne? Manau, kad taip. Įdomu, kaip su tuo lietum, bet čia jeigu kuo toliau taip lyja, tai ten turbūt net bus dar siurpriziškesnių vietų. Pirma ralio dalis, kaip jums sekasi? Pirma ralio dalis iš tiesų vis tiek, kadangi visą naktį lyjo, tai pirmą dopą visi testavosi, kad pagal laikus puikiai matėsi, kad visi liko savo vėžiuose, nieks niekur neskubėjo, nelekė. Antras dopas slidu baisulingai, ten kaip ant pačiūžų visi. Ir su Paškevičium kalbėjom, irgi sakė, į pievą išslydo, ir mes ten irgi paslidinėjom. Tai trečias jau kaip ir buvo sukibimas, bet vis tiek ten tos vietos tokios kieslingos, ypač ten prie kryžiaus, nuo kalniuko nusileidus. Tai saugojomės, vis tiek ir tas oro sąlygos tokios. Tai neskubam, plius Visaginėgi buvom prisidirbę, tai kaip sakant, reikia atsimatuoti, vėl pajusti ritmą ir važiuosim toliau. Taip, Ignai, vakar tavo mechanikas sakė, kad šitas golfas labiau prie Romos Koliziejaus tikto, ne Tauragės purvynuose, kaip matom. Tai ką dabar jis sako, pamatęs tokį automobilį? Blemba irgi, tai jaučiu, kad jisai vakar buvo teisus. Jam geras oras jam labiau patikso. Bet kaip matom, dievulis davė, ką davė, tai turim šlapią purvyną, bet mėgaujamės to, ką turim. Kaip sekasi su visom tom sąlygom tvarkytis? Realiai toksai nerandam biškį kelio, šiaip toks, nes labai keičiasi ir sukibimas, bet važiuojam pakaifuoti, kažkaip šį kartą turim tikslą paprasčiausiai finišuoti. Tai realiai gerai, tik sakau, tas ieškojimas biškį išmuša iš vėžių kartais.
lauki vieno, randi kitą ir atvirkščiai. Šiaip viskas gerai. Ugniau, matau, biški vietinės floros yra ant automobilio. Teko biški pabūt laukuos, ką žinau. Viskas gerai, pirmam tvarkingai, slidu aišku, o antram tai Kenija, realiai, slidu, važiuoju, tvarkais rankinį, kad biški tvarkytis kažką ir prieš pat finišą realiai nuo kelio nuėjom ir biški gavom, bet taip, viskas gerai, rezultatai, ką žinau, važiuojam iš gyvenimo ramus, tiesiog kad pravažiuoti. O trečias tai biški nepatenkinti, nes nežinom, kur tiek praknysam laiko. O daugiau viskas gerai, mėgaujamės, važiuojam. Aurimai 02 nuo Vaidoto, 18 nuo Domo, kur slepiasi sekundės ir jų dalis? Tai patirti ir kilometruose. Šiaip tai labai slidu. Ir yra net ir tas aspektas, kad ateina lietus ir jeigu jie pravažiavo, jo nebuvo, tau užpylė, tai net stabdyme tu bandai išrūti iš trajektorijos, ieškoti sukibimo. Nes ypač prieš greičio lėtimo zonas, tai tokie upeliai tose. Tai ir sukibimas visai kitas. Bet matysim. Iš tikrųjų, prieš mus paskutiniam greičio ruože, tai Valkerio ekipažas ten patyrė avariją nedidelę, tai mes pristojom pasitikrinti, ar jiem viskas yra gerai. Tai ten tos sekundės gali gal koreguotis. Kas laukia toliau? Dar sudėtingiau turbūt. Laukia, jo, tas miškas tai labai sudėtingas, ten tas miško juodžemis ir tie, tai jo, labai sudėtingi. Ir labai slidus. Tai mes net nusimažinom iš tikrųjų programą agresyvumo lygiai iki mažesnio, nes iš posūkių eina. Taip, o šiaip tai viskas gerai, gražus regionas, smagu. Arūnai, tai kaip sekasi senai ir jaunai kartais susitart? Žinok, iš pradžių neįprasta, bet paskui po truputį įsivažiavom, žinok, labai šauniai gavas. Ir tikėsimės dabar va, po pertraukos jau gal truputį ir paminsim. Nes iš pradžių, pat žinot, nejauko. Pirmas ir mergaitė važiuoja ir aš po traumas dar, kaip pasakyti. Pasistengsim dabar po pertraukos. Dar sąlygos tokios ne iš lengvųjų? Jo, dabar kaip ant galo mes mums pastatė ten jau taip posūkį išpjausėte, kad ten vien purvas, kad ten aš pats neįsivaizduoju, kad tam mašina man nestovi. Aš irgi ir šturmaniai sakau, mašina nestovi, sakau, su treniruočia paprasta standartinė geriau negu su šita. Ar čia man kažką tiesiog pavarų dėžė, su blokiruotė kažkas ten yra, nes neveikia gal blokiruotė, aš pats nežinau. Nes šią naują mašiną, tai sunku pasakyti. Dar daug siurprizų. Kas? Daug siurprizų joje dar. Jo, kol įprasėm. Vienoje vietoje buvom truputį paslydę, bet ten nuslydėm nuo kelio aplamai, ten jo ten ir faktiškai irgi ant kokią, gal pirmą parą varžuojant irgi nuo kelio irgi nuslydėm, ten teko irgi atbulinį jungti ir kol išvažiuotam. Čia buvo antram greičio ruože. Atėjo viskas šauniai. Mergaitė patenkinta. Aišku, čia gal iš dalyvių pati jauniausia. Kartosi dar su juo? Ateity, bet žadam, čia čempionatą visą važiuoja. Labai gerai. Dėkui. Aiste, visai ne kurortinės sąlygos šitam Tauragės kurorte, kaip sekasi? Jo, ir grinai neplanavom tokių sąlygų ir nenorėjom tokių sąlygų, bet tokias gavom, bet iš esmės visai džiaugiuosi, nes niekada nesu važiavus ant šlapio ralio. Tai, manau, gera patirtis ir kai važiuoji iš rėmėjų, tai visai ir nieko, kad čia negali gal taip spaust, kaip spaustum ant sausos dangos, žinai, bet gausi gerą patirtį iš Trakų ir Druskininkų savivaldybių. Tai šiaip žiauriai džiaugiamės, gera patirtis, manau, bus. Ar antrą kartą labai kelio danga trukdė? Aš manau, kad antrą kartą iš tikrųjų sukibimas buvo geresnis, bet kažkaip aš atsileidau labiau, nežinau kodėl. Tai ir pasiprastinom laiką antrų kartų, bet šiaip geresnė, manau, sukibimas buvo geresnis antrų kartų. O tas antras greičių ruožas? Labai slidus. Jo, nelabai patiko, nejauku buvo. Tai jo, kažkaip ant tų labai aštrių bandom dar rasti ir tą stabdymo kelią. Šiaip stoja visai neblogai, man atrodo. Bet būna, kad reikia dasigazuoti, žinai, ir iki posūkio, arba išeinant iš posūkio, gal per anksti užgazuoju, tai tada ant posūkio galo užsuka tą visą chuliganą. Bet neblogai visai, gaudom dar kol kas ant kelio, tai džiaugiamės. Ar čia vyksta pasiruošimas Ašarlistė projektui? Taip, apšilimas lengvas, nusprendėm nevažiuojant labai žaliai, nes kadangi merginos gudrios, nusprendėm tokių treniruočių prieš tai pasidaryti. Šiaip, kad truputį suprast, kas tai yra, nes aš nevažiavus ralio, mano šturmano kėdėj tik važiavus, kartu nesam važiavusios, čia mūsų debiutas kaip ekipažo. Tai
Geriau jausimės per projektą, kai truputėlį jau turėsim apšilimą padariusios. Ir kaip sekasi šitą treniruotę? Sakiau, bliavo, negalima keiktis, bet šturmaniai sakiau, blavo, kaip smagu. Ratą keitėm tarp dopų, kas šiaip yra, dvi merginos per lietų, purvinom rankom, keičia prieš dopą per ten 10 minučių, kas šiaip gal ir didelis laiko tarpas, bet 2 merginom, dar su stresu, su truputį trukdžiu. Tai keitėm ratą, viskas pavyko, o jau 3 dopę tą patį ratą išmušėm. Bet nieko, prakirtom, tiksliau neišmušėm. Tai. O kur prakirtot? Akmenukas? Šikanę. Išėjo, truputį drąsiau norėjau ir supratau, kad reikėjo gal atsargiau, bet nieko tavo, kaip suprantu, viskas sutvarkys mechanikai ir važiuosim toliau. Tikslas yra gerai praeis laikas, suvažiuoti kiek įmanoma arčiau teisybės ir pasimėgaut, nes šiaip tikrai smagu, kad ir tos sąlygos oro, ir slidu, ir tas lietus maišosi su viskuo čia, tai bet vis tiek smagu. Rokai, papasakok potencialiai. Rimtų varžybų tempas ir treniruočių. Kiek čia? 199, 180? Tempas? Jo. Ne, tempas tai iš tikrųjų labai saugus, bet ir taip buvo tokių momentų, kur žinai nekontroliuoja, antrą pavarą važiuoji, nėra greičio ir nekontroliuoji, nes sukibimas tai tikrai labai prastas. Manau, kad čia, žinok, netraukia net 7% to, ko reiktų kaip važiuoti, bet turim kitą savaitgalį kitą ralį, tai nesinori įsikoti, tai bandom kažko išmokti, nes sąlygos tai tikrai sudėtingos. Žinai, naudojam senas padangas, ta danga pažliugus, tikrai slidu. Iš tikrųjų, antram greičio ruože tikėjausi, kad bus žymiai geresnis sukibimas, o iš tikrųjų ten tikrai tragiškai, ta prasme, pamečiau kelis kartus liniją, greičio nėra, pavažinėjau ant 2 ratų. Jau žmonės net parašė, galvojam versi, žinai, bet kažkaip viduj neatrodė tai baisu, bet ta prasme, tikrai nelengvos sąlygos. Tai kolegos netiesiai vietoj nuo kelio nulėkė. Jo, aš mačiau tą video ir nesupratau, ar galvoju, lūžo jiem pakaba ar kažkas, tai bet, akvaplaningo mes tengiamės nevažiuoti tiesiosiuose vėže, nes, joje iš vis mašina plaukia, varai ant to kieto, tai šiek tiek geriau, bet posūkis, tai žinai, jis visas išvagotas, tai jau tenka, kur varai, ten varai. Giedriau, kolegos skundžiasi, kad netiesiai važiuojant labai slidu. Sunku, tiesiai važiuoti tikrai kitur, tai yra laukuose tiek tos pliurzės, ant sniego, manau, tas pats būtų, tik tai žinotum, kad ant sniego ir pasiruoštum tam, o čia kitur gerai ir kai atvažiuoji ir viskas lysta, tikrai kaip ganyklose karvės šiandien, taip ir mes prajuokinam jas, bet visiems vienodai toks. Reikia daugiau mąstyti, kai kur pasižiūri priekį, jau kur žvyras sausesnis, ten gali vėliau stabdyti, smarkiau pušint, viskas, ralis. Tai galva irgi kartais skirta, kad ne vien šturmaną klausyti, bet ir pačiam galvoti. Kaip skiriasi sąlygos tarp 1 ir 3 greičio ruožo po viso kanalo? Trečiam nelijo gal kažkiek ir vėjukas pratraukė. Tai trečiam buvo tik kad provėžos, bet sausiau ir buvo tikrai labiau ralinis važiavimas. Jūs tai labiau kovoji su varžovais ar su sąlygom? Su sąlygom vienareikšmiškai. Su varžovais lygiai taip pat, taip stebim rezultatus, bet stengiamės maksimum išnaudoti šias sąlygas, kad patirti, kas yra važiavimas be sukibimo. Tiesa, stabdymo zonose šiek tiek per drąsiai, tas, kaip pasakyti, kriminalo nėra didelio, bet pastumėm stabdymo zoną, šiek tiek liūdom, tai tų baudos sekundžių susirinkę, bet čia tiesiog dėl to, kad turėtume ateičiai šiek tiek daugiau patirties. Bet, antras greičio ruožas, kur lauko keliukai, tai ten buvo kažkas tokio. Važiuoji 4 bėgių, vos stabdį prilėti, viskas, užsikerta ratai ir laukiu, kol įsisuks, tai, iššūkis iš tikrųjų. Labai pasikeitė sąlygos 1 ir 3? 1, 3 nepasikeitė, nes ten pakankamai geras gruntas, tai 1 ar 2 kartų kartojant, tai viskas buvo ok. Bet, kaip sakau, tas antras visiškai kitoks gruntas, kaip diena ir naktis greičio ruožai skiriasi, tai reikia prisitaikyti labai greitai, to labiau, kad nežinome, kokios sąlygos bus greičio ruože prieš tai, kai startuojame, nes lietus labai koreguoja, tai reikia atsakingai visą tai žiūrėti. Yra treniruotė prieš Ukmergę, ne? Prieš Ukmergę taip, bet Ukmergė lyg tai nerodo lietaus, tai ta treniruotė tokia į ateitį.
Tomai, tai 4 varomi turbūt būtų geriau. Jo, ta prasme. Atrodė, žinai, kai praeitais metais su juo važiavau Minekę, atrodė, paprastas tas valdymas, žinai, nieko tokio. Kalonkė ilga, 2 varomi, faktas, stabdžiai su puslė. Ta prasme, spaudi stabdį ir blokuoja ratus ir ten, kur slidu, kur aštresnis postas, aš tiesiog negaliu normaliai užvažiuoti, žinai. Ten, kur greita dvojkės vienetai, tai eini ir kiek jinai važiuoja, žinai. Bet su aštriais tai antram dope 4 kart nuo kelio nuvažiavau. Ta prasme, nori prisistabdyti, kiek reikia, čiuožia mašina, tiesiog, čiuožia. O daugiau tai viskas okei, čia daugiau šitą ralį važiuojam treniruočių su metimais. Tėtę pavaduoju, nes tėtei su sveikata problemų buvo, tai naują šturmaną treniruojam, tai kaifuojam. Pirmam, trečiam viskas liuks buvo, faina.